Sveiki, gyvi Rimantai. Labą dieną. Tarp kitko, jūs turite du vardus, kai kurie patogiau vadintis. Rimantas. Rimantas, taip. Tai žiūrėkite, mes su jumis senai pažįstami ir prieš jau beveik 7 metus jūs man padovanojat visą komplektą knygų skirtų nuo pat vaikų darželio iki 8 klasės vaikų sveikos gyvensenos ugdymui, mokymui. Kaip nekeista, tos visos knygos gulėjo pas vieną švietimo ministrę mūsų kadencijai, bandžiau pasiūlyti kitam, dabar jau trečiam siūlau, kažkaip jie mane žiūri tokiom keistom akim ir kažko nesupranta niekaip. Vat tų knygų istorija, kur vadovėliai sveikos gyvensenos kiekvienai klasiai. Prisiminkit, nuo ko prasidėjo viskas ir kaip gimė ir kodėl jūsų nuomonė va šiandien švietimo ministerija nenori priimti. Kaip ir tada, kad nepriėmė, ne? Visa istorija prasidėjo 96 ar 7 metais, kai į Lietuvą atvyko Lithuanian Mercy Lift sveikatos švietimo programų vadovė Pranė Šlutienė. Jinai čia vykdė živ AIDS prevencijos programą ir kadangi Klaipėdoje tuo metu buvo fiksuojama galbūt daugiausiai Lietuvoje susirgimų, tai susitikom čia Klaipėdoje. Ir kadangi mes irgi vykdėm tą tokią prevencinę programą, tai pradėjom bendrauti. Ir bendraujant, jai iškilo toks klausimas, kodėl mokyklose nevykdomas moksleivių mokymas. Ir kai ją informavom apie situaciją, tai kad galbūt nėra kažkokių tai programų, jinai pasikvietė vieną iš Klaipėdos visuomenės sveikatos centro darbuotoją nuvykti pas ją į Čikagą, į Čikagos Ilinojaus universiteto slaugos fakultetą ir susipažinti su ten paruoštas sveikos gyvensenos ugdymo programa. Jis angliškai skamba kitaip, bet mes ją išvertėm maždaug ir pavadinom taip. Ir mano kolegė Rita Vainauskienė tuo metu grįžo iš Čikagos, parvežė tą programą, mes ją išvertėme ir pradėjome taikyti, dar atsiprašau, pirmiausia, tą išverstą programą nuvežiau aš į ministeriją. Supažindinom, ką mes turim. Į švietimo ministeriją, taip. Ten pasakė, pasižiūrėjo, kadangi jinai buvo vertimas tiesioginis iš anglų kalbos, pasakė, kad nelabai tinka Lietuvai. Tai mes organizavom tokią, kaip čia pasakyti, tiesiog pritaikymą, vienu žodžiu, 2 mokyklose Klaipėdos, viena iš jų Ąžuolyno buvo, taip, pagal tą programą moksleiviai buvo mokomi, prieš tai buvo apklausti moksleiviai, kad būtų įvertintos jų žinios apie sveiką gyvenseną. Ten jėjo ir narkomanijos, ir živ prevencija, ir kiti klausimai, alkoholio vartojimas. Ir po metų buvo vėl pakartotina apklausa, apibendrinti duomenys, buvo organizuota konferencija. Ir konferencijos metu buvo pristatyti to rezultatai. Į tą konferenciją kviečiau ministrą Kornelijų Platelį. Žodžiu, pats įteikiau jam pakvietimą ir apie šitą programą papasakojau trumpai. Man buvo atsakyta taip, kad visos mokyklos turi teisę priimti tas programas, kurias nutarė mokyklų administracija ir tėvų komitetai. Ir maždaug, sako, jeigu tinka, jeigu ta programa tiks, tai pirmin. Vykdykit savo švietėjišką veiklą. Bet tos tokios platesnės, kaip čia pasakyti, tokio įteisinimo oficialaus neįvyko. Taip, 2003 metais susitikom su profesorė Rūta Andrikienė, Klaipėdos universiteto tęstinių studijų instituto direktorė.
ir nutarėm tą programą adaptuoti jau Lietuvos mokykloms. Ir jinai subūrė autorių kolektyvą, kurie tą programą adaptavo, recenzavo tekstą, ten dabar aš nebeatsimenu, tam atrodo profesorius Rautskis dalyvavo, amžinatilsį, taip. Nebeatsimenu kitų pavardžių. Ten aš skaičiau, žmonių buvo apie 10 tam sąraše, žmonių, kurie prisidėjo prie tų programų. Ir po to, jau kai buvo ta programa adaptuota, mes ją vėl pristatėm Švietimo ministerijos. Laukit, kam čia. Visa istorija. Visa istorija. Taip greitai ir nerasiu. Švietimo plėtros centro specialistams. Jie įvertino šią programą ir patvirtino, kad skirtos mokyklom gali būti naudojamos kaip mokymo priemonė. Gali būti. Gali būti naudojamos kaip mokymo priemonė. Realiai naudojamas tai čia Klaipėdos keliose mokyklose? Ne. Klaipėdos mokyklom buvo išdalinta visa programa, buvo rengiami seminarai, apmokyti mokytojai, kaip dirbti su ta programa. Ir po to mes platinome informaciją visose sveikatos konferencijose, kur vykdavo kažkokie renginiai, kurie susiję su sveika gyvensena, su sveikatos ugdymu. Visur stovėjo mūsų stendas, mūsų specialistai, kurie supažindindavo su ta programa. Ir pradėjome gauti prašymus su šią programą supažindinti kitų Lietuvos vietovių ugdymo mokyklas. Ir mūsų specialistai ir nebeatsimenu kažkurios tai darželio, lopšelio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos viena iš darbuotojų, kuri labai sėkmingai vykdė šitą vaikus mokė pagal tą programą, vyko į atskirus rajonus, į Kauno rajoną, Marijampolės, į Anykščius, į Panevėžio rajoną. Šiaip buvo supažindinti pedagogai ir mokyklos užsisakydavo tas programas ir įsigiję dirbo su jomis. Ir mes paskaičiavom kažkur tai 2008, gal 2009 metais buvo 311 Lietuvos ugdymo įstaigų. Su šia programa buvo dirbama su šia programa. O buvo apibendrinti rezultatai tos programos? Kažkaip aprašymas yra, kaip jinai vyko, kokia sėkmė lydėjo tos programos? Matot, mes perėjom iš visuomenės sveikatos centrai tapo viešo administravimo įstaigomis. Ir pasikeitė mūsų funkcijos, mes nebegalėjom vykdyti tos švietėjiškos tokios veiklos ir perdavėme visą šitą programą Klaipėdos sveikatos biurui. Tada įsikūrė visuomenės sveikatos biurai? Biurai čia jau jie buvo įsikūrę, jie veikė, bet mes... Jie ne iš karto perėmė šitos programos įgyvendinimą? Jie net nežinojo? Mes tik perdavėm klaipėdiečiams tą programą, kad jūs ten dirbkit, tvarkykitės. Nežinau tolimesnio likimo, kadangi nebeturėjom nei, kaip sakyt, mūsų funkcijos to nebeapėmė ir nebeturėjom specialistų, kurie galėtų toliau vykdyti šitą darbą. Faktiškai ir pagal pareigybinės instrukcijas to nebepriklausė. Jo, istorija aiški. Bet nežinau, kiek jūs dabar girdėjote, kas dabar vyksta Lietuvoje. Mes šnekame apie taip vadinamą prevencijos sistemą. Tas žodis jums pažįstamas. Tai atsirado visiškai nauja programa, bet jau dabar šiais metais jinai pradėta įgyvendinti ministro įsakymu. Tuo metu nebuvo turbūt ministro įsakymo, tiesiog jinai buvo taip pat jūsų iniciatyva ir visuomenės tokių spaudimų. Dabar jau valstybiškai ministerija jau parašė įsakymą ir tą programą įgyvendina jau, taip sakant, rimtai. Ir matome, kad tai vyksta kaip šeimyninio verslo, reiškia, tokiu pagrindu. Šeimyninė porelė, kuri vienas Seime, kitas, sakysim, arti vyriausybės, važinėja po Lietuvą, tą programą platina, jie prekiauja, bet
visuomenė piktinasi. 75 000 tėvų pasirašė kreipimąsi, kad šita programa, kurią dabar platina, būtų sustabdyta ir būtų grįžtama prie tų ištakų, kurios jau yra buvę pasiteisinę. Aš pasižiūrėjau, ta programa, kuri gimė jūsų iniciatyva, beveik jau prieš 30 metų, 20 turbūt kokie 7 metai tai programai. Joje paskaitai, šitie šiuolaikiniai veikėjai nieko naujo ten nesugalvoja. Viskas buvo aprašyta, tiek mitybos, tiek judesio principai, ten higienos ir taip toliau reikalavimai buvo skatinami mokyklose. Ir klausiau dabar, kodėl toje programoje visiškai nėra Vydūno. Vat jūs puikiai žinote, Vydūnas sveikata, jaunumas, grožio. Knyga, kurioje buvo idealiai gyvenimo įgūdžių programa. 70 skyrelių toje knygoje yra, 7 dalis. Ten ir lytiškumo ugdymas, ten yra ir mityba, ten ir santykiai. Viskas surašyta tiesiog, 95 metai knygai, o kaip šiandien parašyta. Imk ir naudok ją. Bet ne, jos nėra mokykloje. Tai nebeliko visuomenės sveikatos centrų, dabar biurai atsirado. Bet aš dažnai girdžiu, kad švietimo sveikatos ministerijos funkcionieriai atėję į Seimą nelabai supranta, kur biuras, kur tas centras yra. Jie pasakoja apie centrą, o sakau, gal čia apie biurą kalba? Jo, apie biurą. Tai matosi, kad jokio tokio rimto valstybinio požiūrio mes nebeturime jau. Vyksta kažkokie tai tokie pusiau privatus reikalai ir niekam nerūpi, kas iš to išeis. Niekas neskaičiuoja, kiek vaikų per metus serga, kodėl serga, ką reikėtų daryti, kad mažinti. Apie prevenciją niekas nebekalba jau. Aš matau, kad valstybė, į vieną šoną nuėjo, o įvairūs veikėjai, kurie keičiasi viens po kito. Bet jūs paskaitėte programą, kurios šiandien tikrai niekas neprisimena, niekas apie ją nežino, nes kartos jau pasikeitė yra. Ir aš jų klausiu. Aš jau kreipiausi į prezidentą, ponas prezidentė, gal atėjo metas paklausti visų atsakingų žmonių, kodėl Lietuvoje neveikia prevencijos sistema, kodėl vis labiau žmonės serga, vis daugiau taip vadinamų pertekliaus lygų, nuo pertekliaus, nuo malonumo lygų, nuo nejudrumo, nuo persivalgymo. Ir niekaip negalim sustabdyti šito proceso ir pasukti ten, iš kur buvo jisai pradėtas Vydūno, ir jūsų dėka tas vadovėlis, kurį buvo išleistas. Kodėl mes to negalime? Kaip jūsų nuomonė? Kas čia tą nulėmė, šitą betvarkę? Uždavėt, ko gero, labai sudėtingą klausimą. Pafilosofuokim, jūs dabar neturite ką prarasti, nieko nebijote, neturite ypatingo, kažkokio labai pikto vadovo savo, kuris gali supykti dėl jūsų žodžių. Pamastykime. Nebijau ir anksčiau savo nuomonę pareikšti. Liktai galiu pasakyti, kad tai apskritai visa kompleksinė sistema ir kalbant apie tą naująją programą, galiu pasakyti savo galbūt gėdai, kad nelabai domėjausi ir nelabai susipažinau. Tik tai atgarsiai buvo, kad prasidėjo pristatymas mokyklose ir kad yra nepatenkintų, bet nedrįščiau komentuoti, kadangi tikrai nesu detaliau susipažinęs. Bet tai apskritai yra... Jeigu kalbant dabar apie ūkdymą, apie mokyklas, kad tai apskritai yra problema, kadangi, kaip matote, su švietimo sistema yra, kaip pasakyti, visa pastoviai reformuojama. Kai tik tai ateina nauja vyriausybė, toks įspūdis, kad nori palikti savo pėdsaką istorijoje ir kažkokias tai reformas padaryti. Kas po to bus niekam neįdomu. Jo, ir kad to tęstinumo kažkokio tai nėra. Ir faktiškai, mano galva, kad nėra dviejų ministerijų, sveikatos apsaugos ir švietimo ministerijos, bendradarbiavimo būtent prevencijos klausimais, mokinių sveikatos ugdymo klausimais. Faktiškai, vėlgi negaliu sakyti, kad nėra tų bendradarbiavimų, kadangi nelabai gerai žinau, bet sprendžiant iš to, ką jūs papasakojo, tai efektyvaus galbūt tokio bendradarbiavimo ir nėra. Jūs žinote, kad visuomenės sveikatos biurų žmonės dirba mokyklose, ten maždaug
1000 moksleivių vienas darbuotojas yra iš biuro ateina. Tai va čia yra bendarbiavimas. Ministerija, reiškia, savo žmonės siunčia į mokyklą. Bet kažkokio tai rezultato niekas nelaukia, niekam neįdomu, nuo ko pradeda rugsėjo mėnesį, niekas tų vaikų neįvertina sveikatos požymių. Ten lygų paieška vyksta tenai. Žiūri, kiek psichiškai tenai, sakysim, jie pakrykę, kiek stuburai galbūt ten kreivi, nu, žodžiu, kiek reikia jų gydymo. Bet ko trūksta jų energijai, jų tai sveikatai, sportiškumui, niekam neįdomu yra. Tai aš tam matau ir aš jų klausiu, kada pradėsite vertinti, kada diagnozuosite, reiškia, jo tą sveikumo savybę, tą jo energiją, reiškia, o kodėl tik tai ieškote, reiškia, lygų pas juos. Jie nesupranta, ko aš klausiu. O jūs puikiai, kadangi jūsgi daug metų buvote visuomenės sveikatos specialistas, reiškia, vadovavote Klaipėdos sveikatos centrui, reiškia, puikiai, anksčiau dar buvo tenai sanapideminė, turbūt sanepidstotis, higienos centrai, žodžiu, keitėsi pavadinimai, bet reiškia, darbuotojai išliko tie patys. O ligotumas Lietuvoje vis labiau augo, keitėsi terminai. Aš, pavyzdžiui, dabar įsitikinęs, kad šitie veikėjai, kurie dabar tvarko tą sistemą sveikatos, jie viską yra pavadinę sveikatinimu. Žodžio gydymo iš vis nebėra, jau įstatymė nerasi tokio žodžio. Liga, gydymas, ten tik tai reiškia sveikatinimas yra. Ir tas tam padaryta, kad paimti daugiau pinigų, reiškia. Nes jūs puikiai suprantate, kad sustabdyti ligų augimą tai yra vienas būdas. Tai ugdyti vaikų ir tėvų ir visuomenės sveiką gyvenimą. Jeigu jie patys nesirūpins, tai lygos augs. Tai apie tai pamastykime dabar. Kaip jūsų nuomonė, jūs matote iš šalies vis tiek, kaip vyksta. Ar jūs pamenat, kaip tie terminai buvo keičiami, reiškia, kur dingo žodis gydymas, reiškia, ir kur mes dabar atsidūrime ir ką daryti, kad sustabdyti šitą visą velniavą? Net nežinau, nuo kurios pusės pradėti. Čia faktiškai yra... Žodis prevencija. Ne, tai žodis prevencija, bet tai, aš tai tik galvoju, kad tai yra ir, sakykime, mokyklų problema, kur galbūt nėra atitinkamo dėmesio fiziniam auklėjimui ir sakykime, šeimose. Nes tai faktiškai turėtų būti bendrai šitas procesas vystomas ir šita problema turėtų būti sprendžiama tiek ugdymo įstaigose, tiek šeimose. Nes jeigu vaikai namuose nėra skatinami judėti, nėra sakykime, kažkokių tai judrumo, tokių, sakykime, išvykų į gamtą, o sakykime, laikas leidžiamas prie kompiuterinių žaidimų ar prie televizoriaus, tai irgi tai prie sveikos gyvensenos neprisideda. Galvočiau, kad taip turėtų būti. Bet pamenat, buvo Kaune medicinos institutas. Jūs ką baigėte? Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. O Kaune buvo medicinos institutas. Kaip dabar vadinasi? Sveikatos mokslų universitetas. O kodėl ne medicinos? Kodėl ten nebelieka, reiškia, šito gydymo dalykų? Kodėl? Kam jiem reikalinga paimti žodį sveikata? Dabar Klaipėdoje kūriamas sveikatos centras. 35 ligoninės, poliklinikos, medicinos centriukai apjungiami į vieną, pavadinsiu sveikatos centru. Jūs tikrai prisimenat, kaip nacionalinė sveikatos koncepcija 91 metais buvo pavadinta, kad reikia sukurti sveikatos centrą. Ir ten naujas darinys. Tai reiškia to, ko dar nebuvo. O mūsų įtaka visuomenė paprašė tuometinių parlamentarų, kad jie įrašytų, kad reikia kurti tokį centrą sveikatos ir kad jo uždavinys yra prevencija. O kita pusė, tegu vadinasi, gydomosios medicinos sistema, reiškia. Gydomoji medicina tegu būna, nes kodėl bijom žodžio gydymas, kodėl bijom žodžio medicina? O todėl, kad reikia pasiimti pinigus sveikatinimui, nes pagrindiniai pinigai ir skiriami sveikatinimui visuomenės. Ir aš kai tą matau panosiai ir ką tu besakytum, jie sako, ką tu čia dabar kalbėsi. Nors atskirą padarykime eilutę, kad nebūtų galima medikams remontų ligoninių ir vaistų užpirkimams pasiimti pinigų nuo sveikatinimo, nuo sporto. Aš tą matau ir visi, reiškia, kadangi dauguma dirbo toj sistemoje, visi sako, viskas yra gerai, ko tu nori čia.
Jūs čia nejaučiate nieko tame tarpe. Kur dingo terminai medicinos, kur dingo gydymas ir kodėl reikia viską vadinti sveikatinimu. Nu, matot, sveikatos sistemai pinigų kiek duosite, tiek jie bus įsisavinami, kadangi jų visada trūko ir truks. Konkrečiai, jeigu kalbėti apie gydymo sistemą, tai atsiranda nauji gydymo metodai, nauja įranga, nauja aparatūra, reikia keisti gydymo algoritmus, įsisavinti naują įrangą. Na, ligų skaičius irgi auga, bet pavadinimai keičiasi. Taip, tai faktiškai daug lėšų ten nueina ir taip pat ligoninių atnaujinimas. Na, žodžiu, čia yra visos sistemos klausimas. Nu jo, bet jūs užsiėmėte visuomenės sveikatą. Jūsų kolegos užsiėmė asmens sveikatos priežiūrą. Bet jums nekilo klausimus, ateina žmogus į mišką pabėgioti, aš jo klausiu to žmogaus, ko tu dabar užsiėmė? Asmens sveikata ar visuomenės sveikata? Jis mane žiūri. Aš kokiu asmens? Sakau, ne, ministerija mano, kad tu užsiėmė visuomenės sveikata. Asmens sveikata tai reiškia gydymas, tu ligoninėje turi būti. Žiūri. Aš klausiu, kam reikalinga manipuliacija terminais? Dabar man aišku, kam reikalinga, tam, kad pasim pinigus visus. O visuomenės sveikatoje, jūs žinot, higienos klausimai, kad nebūtų užterštumo, oro, vandens, dirvos. Jūsų buvo stebėjimo zona, jūsgi stebėdavot, kad ir skiepų programos būtų, taip sakant, ten įgyvenimas. Nežinau, ar čia buvo jūsų, taip sakant, uždavinys. Jūsų, visuomenės sveikata. Ir jūsų uždavinys buvo sveika gyvensena. 3 jūsų uždaviniai buvo tokie. Ir jūs puikiai matėte, kad, taip, skiepam pinigai skirti, tarp kitko apie skiepus, čia irgi labai įdomi istorija. Aš matau, kad jūs turite savo dabar nuomonę po visos šitos psichodemijos, šitos mafijos siautėjimo. Bet aš esu už skiepus. Tai aš čia nesiginčiu, tai daugybė žmonių yra už skiepus. Aš dabar matau, visą būrį giminių, artimųjų, draugų nebepaeina, nebudūsta visi, jauni krenta nuo širdies ligų. Jie už skiepus buvo, ką padarysi, ir būkit už skiepus. Aš esu už imunitetą natūralų. Nu, čia atskira tema. Tai mes turim kalbėti ten, kur susitarėm, ten, kur reikia ginčytis, ten, kol kas dabar šiandien neliečiam tų temų. Tai gerbiamas Rimantai, ar neatrodo, kad ten kamputėje nustumtai sveikai gyvensenai šiandien dėmesio per mažai. Ir kita vertus, kad ten prasidėtų reakcija, kad prasidėtų permainos, reikia tiek dėmesio skirti, kiek priklauso. Nes lygiai taip pat kaip maistą gaminant, jeigu tu neužverdi, tai neišverda. O šičia mes imituojam, kad kažką verdami, niekuomet neišverdam, kadangi su 20 laipsnių tu nieko neišvirsi, su 30 dar neišvirsi. O daugiau, sako, nėra. Vaistam reikia, žmonės serga, čia daugiau nebelieka. Tai kadangi čia nebelieka, ten dar daugiau serga. Taip, sveika gyvensena ir prevencija. Žodžiu, visą laiką buvo toksai siekinys, kurį stengiasi visi, sakykime, galbūt programuose, galbūt taip reikėtų sakyti, buvo stengiamasi deklaruoti, kad tai prevencija, o kaip tas pavykdavo įgyvendinti, tai jau čia toksai retorinis klausimas. Žiūrėkite, kadangi jau mūsų pokalbis eina į pabaigą, pasivaikščiojom čia po parką gražiai. Paskutinis mano toksai klausimas ir jūsų nuomonė. Grigėjo afera, jas ją puikiai prisimenate ir jūs daug metų stebėjot tos smarvės Klaipėdai ir visą kitą. Jau praėjo po to, kai pagavo tuos žulikus, praėjo jau, ko gero, 3, o gal ir 4 metai, ne? O žinot, kuo viskas baigėsi? Ne. O pamenat, kiek buvo paskelbta, kiek į nuostolį padarė? Kažkur apie 60... Ne, apie 120 milijonų, padarė tokią žalą valstybei, gamtai. Šiandien aš vis klausinėjau prokurorus, koks finišas? Jokio finišo. Kažkas vyksta, kažkas stengiasi, kad užmiršta, taip pat bus senaties ir nieko nevyko. Tai kaip jūsų dabar mintis, kokia apie tai?
Ką galvojate apie tai? Vat mes su jumis prieš 7 metus susitikom ir pradėjome būtent nuo Smarvės Klaipėdoje. Aš jūs klausiu, ką daryti? Ir vat pagavome, reiškia, žulikus, ten su visuomenės pagalba. Išėjo tie žulikai, šypsosi ir viskas. Niekas nieko jiem negali padaryti. Nors aš dabar radau liudininkus, kurie puikiai matė tą vamzdį, iš kurio bėgdavo ten tos rūtos į marias. Ir Palangoje ištisai vanduo žydėdavo. Vat tai šiemet jūra nežydėjo. Jau kelinti metai nežydi, kadangi šitą velniavą nebepasiekė Palangos. Ir vat jūs tą matėte, nu, jau daug metų nebedirbate, bet vis tiek, tą visą istoriją vis tiek matote. Kaip jūs jaučiatės tą matydamas dabar? Jeigu jie tokie šunsnukiai, nėra kito žodžio, lieka nenubausti. Nu, už pažeidimus turi būti numatyta bausmė ir tie, kas kalti, jie turėtų to kažkokios tai bausmės sulaukti, kurią priims teisėsauga. Mano atsakymas tik tai toks. Tai ką veikia ta teisėsauga? Juk jūsų laikas irgi būdavo visokiausi ten veikėjai, kurie pridarydavo ir jie buvo baudžiami. Jūs turėdavot kažkokius tai instrumentus, kaip juos nubausti, kaip juos... Turėdavom baust, bet tik tai galiu prisiminti, kai buvo triukšmo, žodžiu, geležinkelių triukšmo klausimai buvo iškilę Nemuno gatvėje, tai su geležinkeliais bandėme irgi teistis, tai aukščiausias teismas buvo priėmęs sprendimą, kad mes neteisūs. Nu, ir nebeliko kažkokio tai galimybių kažką tai pakomentuoti, kadangi Klaipėdos abudu teismai priteisė, kad tuometinis vadovas buvo atsakingas už tai, kad nepateikė žmonių, kurie turėjo vykdyti žmonių pavardžių, tų savo darbuotojų, kurie turėjo vykdyti kažkokią tai klausimų spręsti, kad būtų sumažintas triukšmas. Tai vat, ir aukščiausias teismas atšaukė tos Klaipėdos teismų sprendimus. Nu, žodžiu, yra ką veikti šitoj šaly. Yra. Ačiū už pokalbį. Gerai. Būkit sveikas. Gerai.